Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Visų pirma, noriu padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja, paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Taigi, laidą norėčiau pradėti fraze iš filmo Mirusių poetų draugija. Medicina, teisė, inžinerija – tai kilnūs užsiėmimai būtini palaikyti gyvybei. Bet poezija, grožis, romantika, meilė – dėl jų mes liekame gyvi. Tad menas yra labai svarbus dalykas žmogaus gyvenime ir pasitelkiant meną galima perduoti labai svarbės mintis ir idėjas, ypač dabartinėme laikotarpyje. Tokias mintis bei idėjas neseniai perdavė labai talentingas aktorius ir režisierius Rolandas Kazlas. Apskritai, šiame pasaulyje yra tokių žmonių, ypač šiuo metu jų yra labai daug, kurių pasiklausęs ne tik neišgirsi nieko gero, tačiau protui atstatyti normalią būseną dar reikės kelių dienų reabilitacijos, paskaitant gerą knygą, pasižiūri naudingų laidų, kad protas atsigautų. Tačiau yra maža dalis žmonių, kurių pasiklausius galima giliau pažvelgti į gyvenimą, dar kartą įsitikinti, kad jis yra gražus ir kad jį verta gyventi. Tad būtent pasiklausius Rolando Kazlo pokalbių galima atgaivinti protą, o šiuo metu jis pasidalino itin svarbiais tekstais. Pirmasis yra susijęs su mokytojų streiku. Aprašydamas savo paties režisuotą spektaklį Pamoka, Rolandas Kazlas paminėjo, jog galėtų rodyti 12-20 pamokų, gal net 200, o dabar rodys tik 2 ir tik didžiuosiuose miestuose. O jeigu mokyklose situacija nesikeis, spektaklio nerodys nei jose, nei išvis. Be to planuoja į spektaklį Pamoka Kaune ateiti pėsčiomis iš Vilniaus. Eis naktį, be jokios apšvietos, tamsoje, giedodami Vinco Kudirkos ir šviesa ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Eilutė, kad atkreiptų dėmesį, kokia nesaugi ir neteisinga yra mokytojų padėtis. Geriau jau einantis mokytojas be darbo, negu nepaeinantis mokytojas po darbo. O į spektaklį Vilniuje taip pat ateis pėsčiomis, bet jau iš Kauno. Prieš tai į Kauną atvažiavę iš Vilniaus, senu, dizeliniu kuru ir rankiniu būdu varomu bei stumiamu automobiliu. Taip dėmesį atkreips į klimato kaitą. Nes vykstant globaliniam atšilimui gali pradėti tirpti lytis, o tai grėsmė ne tik nacionaliniam, bet ir internacionaliniam saugumui. Įvykus pamokoms Vilniuje ir Kaune, tęsdami streiką ir kolaboravimą su mokytojais, išvyks į karštus kraštus Ganą. Kodėl į Ganą? O todėl, kai taip sako šios šalies reklama, gana yra gana. Na ir kitame tekste Rolandas Kazlas aprašė tokią istoriją. XIX amžiaus pabaiga, 1892 metai. Tai buvo laikai, kai paprastas kaimo arklys, miegantį vežime gaspadorių, galėjo saugiai parvežti iš miesto namo ir prisiparkuoti savo kieme. Apie jokias navigacijas ir dirbtinį intelektą nei arklys, nei vežime miegantis gaspadorius tada nesapnavo. Tai buvo laikai, kai bekelnis narlėtas kaimo vaikėzas, rodydamas pirštu, galėjo pasakyti čia dėdė, o čia teta. Paskui atsitiko progresas, atsirado navigacija ir dirbtinis intelektas. Arklį pakeitė traktorius, paukštį, dronas. Tačiau kur dėdė, o kur teta, pasakyti tapo vis sunkiau. Ypač aukštus mokslus krentančiam ir aukštus postus užimančiam žmogui. Kuo aukštesnis išsilavinimas ir postas, tuo sunkiau atskirti dėdę nuo tetos. Kai esi aukštai, skirtumo nesimato, vien pilka masė, o leisti žemyn nesinori, vis arčiau Dievo. Tad tenka siųsti ekspertus. Ekspertas tai tas, kuris, kai visiems viskas aišku, paaiškina taip, kad taptų neaišku. O kai visiems viskas tampa neaišku, tada ekspertas vietą užleidžia specialistui, kuris nieko neaiškina, nes tai ne jo specializacija. Tam yra ekspertai. O kaipgi bekelnis narlėtas kaimo vaikėzas? Kaip jis? Kur jis dabar? Tokių autochtonų nebebūna. Bekelnis ir dar ligotas mažametis kaimo pakrašty. Gal ir gali šiais laikais pasirodyti, bet labai trumpam. Toks tikrai bus iš ūkininko atimtas už nepriežiūrą ir atiduotas specialistams ir ekspertams apžiūrai. Tad štai, su humoru, su sarkazmu paliesos labai svarbios temos. Vadinamoji klimato kaita, mokytojų streikas ir žmogaus lytis. Pastaroji tema tapo itin populiari, kai švietimo mokslo ir sporto ministras negalėjo vardinti, kiek yra lyčių, nes pasirodo, jis nėra šio klausimo ekspertas.
Na, šios srities ekspertas, akušeris, ginekologas, biomedicinos mokslų daktaras Vytautas Abraitis atėjo švietimo ministrui pagalba ir padėjo išspręsti šį klausimą. Nu, o jeigu rimtai, tai kaip pagalvoju, ant kiek žmogų daro nedekvačių meilę Gabrieliui. Nepasakyt, kiek yra lyčių. Man kažkaip nesudėtinga. Jeigu yra naujagimis, kuris turi pimpaliuką, jis yra berniukas. Ministrė, aš jums vėlgi siūlau išeiti, kadangi esu ekspertas. Berniukas, pimpaliukas, sutrumpintai BP, prisiminkit akronimą, British Petroleum, BP, tai yra berniukas. Na va, apie mergaitę dar nesugalvoju taip greitai. Taigi, ministrė, kiek turite seklyčių? O jūs, brangūs žiūrovai, pritarėte šiam tikram ekspertui? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Žodžiu, labai džiugu, kad ir meno atstovai pradeda prabilti ir pašiepti visuomenėje vykstančius absurdo procesus, nes menas yra labai stipri ir svarbi jėga. Iki.